Labas dienas. Labas. Visiems. Labai. Ačiū 100 000 peržiūrų už ant praeitų video labai. Taip, Ačiū, praeitas kad netgi žiūrit. 150 buvo pasiekęs vienu momentu, paskui vėl nukrito šiek tiek. Ačiū labai, ačiū, kad žiūrit. Jo. Laikinat, subscribinat. Ir einame Ir toliau viskas. žiūrėti. Jo, einam Pradedam toliau nuo žiūrėt. iškritimo vakaro. Mums šitą čia jau laidą. mes čia senai, mes prieš mėnesį žiūrėjom, nebeatsimenu. Jo, pradedam nuo iškritimo vakaro šitą laidą, tai iš karto bus... Bam, iš karto, Let's žinai, go. ant karštų kėdžių yra Rūlė ir Eglija. Aš norėčiau, kad pasiliktų Rūlė. Jo. Eglija tegul važiuoja namo. Klaipėdoj, Kėdainiuose, Valinskas, Šiauliuose, vau. Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Lietuva. Lauk kelio į žvaigždės. Su Tauragė. Šilalė. Jonava. Dalyvių. Dangė. Denga mūsų mėgstamiausia. Patinka man Dangė. Šiaip mačiau ištraukas iš... Vieną ištrauką mačiau, kur Dangė dainavo blogoms mergaitėms viskas, nes dabar vyksta jų arenos. Nu, blogai atrodė. Blogai? Jinai ar dainavimas? Ne, visas šou blogai. Nu, tipo, bent jau jos tas pasirodymas, mačiau tik jos pasirodymo ištrauką labai blogai Tai atrodė. gal jie bando rekreitinti, kaip Atrodė čia yra, pustuštė arena ir jinai vieną pati tiesiog dainuoja. Net Starošaitė ir Valinskanė nepasirašė daryti. Rita. Nu kažkur. Oi. Janutienė. Kuo toliau, tuo vis panašesnė. Aha. Julija. Kaip Sangoką padarė. Kaip Krakštikis, Sonikas. stirna. Žinai, tie Bet plaukai. visos, žiūrėk. Ja, pačiu tai irgi kaip iš Donata. Namibijos Tema planetos. gražyliai. Skerdžia balsė kaip O. lašsynė. Baliom. Mes balonų bijom dabar Vilnių. Vilija. Kiek jin palaikymo turi, vau. Pašėlusi kaip Iki dabar jums velniukštis. dabar mačiau. Juda toliau Vilijai. Ir vaikinai. Mino. Kam čia tos balionus? Niekas neplamino. Tai zaibal, moki itališkai, tipo, bet dar nei vieno žodžio itališkai nepasakė. Nieko. Pizza, margarita. Jis. O, Pašėlęs kaip plėšrūnas. kuris eina? Vudis. Pripysės jisai. Kuris vėl. nuėjo? Nežinau. Į kitą pusę. Gražus kaip liesas. Važiuok, kur stovi. Gal jam čia liepia, nes jie iškart dainuos paskui. Jo, Čia dar ne visi dalyviai, aš manau, kad mes padarysime fanfaras. biški. Nuo jūsų priklausys, kuris... Čia Valinsk jau užnekėjom apie šitą, bet jisai čia cool. Gai. Nes Jo. Jis čia jau yra Jisai mafijos belenkoks čia ir yra. jam čia, va, Jo. va taip, ramiai stovintis. Šių dalyvių, baigiantis 2005 metams po 16 savaičių maratono, gaus teisę vadintis, pelnytai vadintis kelio į žvaigždės nugalėtoju ir galbūt taps jūsų išrinktąją tikrąją ir naująją Lietuvos scenos žvaigždę. Jūs balsuojate už vieną arba kitą ir tas, kuris buvo nevertas jūsų pasitikėjimo, dėja iš tolesnio kelio privalo pasitraukti. Šiandieną mes kviečiame du dalyvius, kol kas jie tegul jaudinasi. Na, o priminsiu, kad pagrindinis žaidimo prizas 100 000 litų. Nu čia insane suma. Aš dabar 100 štukų litų paimčiau. Aš jo. O taip pat. Aš netgi Tikrai jaučiu, 100 padaryčiau kažką prieš savo moralės normas už 100 100 000 litų. litų. Prizu. Kiek čia yra šiaip? 15 Nu, tiek pat, kiek eurų dabar. 000 litų vertės žvaigždės apdarams įsigyti. Zara, Litas. Mango, aprangos Zara jau galerija, buvo tais laikais. mados linija, Aha. Emporio Armani bei Hugo Boss parduotuvėse. Kiek litų, jeigu 100 štukų litų? Gera pradžia. 30 Norint 000 eurų. Jo, bet nėra taip, kad, Tapti tipo, žvaigžde. ką tada galėjai Tačiau nusipirkti 100 bus 000 daugybė litų, laikų. tą patį gali nusipirkti už 30 000 eurų dabar. Man atrodo. Nu, nes ten infliacija, viskas brango ten ir panašiai. Aš negyvenu tais laikais, nežinau, kiek, pavyzdžiui, mašinos kainuodavo tais Ne, laikais. aš nepamenu, bet šiaip maisto produktai tai labai panašiai kainuodavo. Nu, reiktų pažiūrėti. Iškirpkim šitą, nes gali būti, kad nusižinau. Daugybės lenkščių. Tai taip, Ir per juos pasakėm, kad jums nusižinekame būsimas viską. Ir iškart pametė. lipti
plaukti, kabintis. Sakai, vėliau kiek nagais, faktų, bet aš nežinau. ragais, dantim, Aš ten balsai. nekenčiu tų ir tų, bet Bet aš Kaip nežinau, yra, tai neklausykit man. Viską, ko jūs manote, galite pavergti publiką. Jinai, jūsų vertintoja su ir plaukus teisėja. į galą Turėkite kažkaip jie norės. omeny. Ko čia? Ir tegul turi omeny šį vakarą prie karštojo mikrofono kviečiami Eglija, Mama. Wow. Raganaitė kokia. Kaip ta iš 101 dalmantinų. Ta pagrindinė. Tamsio, o Klaupas Valinskis. Kleopatra, Wow. Deivė, Ble, jam žiauriai pokai būdavo. Belė ką išžiūrėjo. Žiūrėk. Belė ką išžiūrėjo. Klosta tą galvą. Belė ką įdėdavo. Ir tas su džinsiukais. Jo. Davai rūlę apsirengti, nors mandriau. Įkt. Neaišku. Ką tu čia žvaigsti? o sakykite, o kur jūsų plunksna įkišta? Kas? Kur jūsų plunksna įkišta? Ten, kur nieks nemato. Nereikia nieko slėpti nuo žiūrovų. Nereikia nieko slėpti. nuo Norėčiau žiūrovų. pirmiausia vieną klausimą Eglijai. Praėjusią savaitę Eglija mano mes plunksna turbūt įkišta. nieko neišdavėme. Jo, bet taip paslapties reikėtų. pasakytume, kad būtent Eglija labiausiai laukia vaikinų ir vyriškių pasirodančių kelyje į žvaigždės. Tai tiesa, taip? Taip. Atėjo tie gyvuliai, sudėjo 3 minusus ir pasodino prie karštojo mikrofono. Ar nesijauti įskaudinta? Ne, aš gavau labai daug dėmesio iš jų. Iš jų visų. Taip. Nesvarbu, ką vyras galvoja apie moterį, deda pliusą ar minusą, bet koks dėmesys Ir rūlę vyro su meškiu. moteriai yra šventas Jėziau. reikalas. Aš tikiuosi, kad šiandieną teigiamo dėmesio jūsų personai mūsų laidoje, ypač balsuojant, bus daugiau. tais Eglija Priminsiu telefonus, kuriais reikės jums skambinti. Gal Valins Už nori, kad Rūlę jin balsuosite pasiliktų ir numeriu sutvarkytų 16 Zahatą, biškį, 7. zaibaltinti Eglija vaikai. 16 Nes neturi 7 biudžeto ant 2. valytojo. Netrukus pradėsime balsavimą. Taip pat galite siūsti šiais numeriais ir SMS žinutės įrašę 3 raidės L, N ir K. Balsuoti pradėsite taip ilgai tuomet, užtruko? kai savo minutės kreipimusis pabaigs mūsų šio vakaro. Labai skirtingai varžovai. apsirengę yra. Kol kas Čia grinai kaip kolegos. žiūrėjom, tą mano vyras Pirmoji gali. Kur minutė. moteris taip pat Jo, eidavo, ir vyras su džinsu. bachūrai mikrofoną. paprastai. Nu, Nušauk. kai mokyklos žiburėlis, patys Visiškai klasiokai ir groja ir nusižiūrėjau, dainuoja. Ir vaidinda paskui. Ir patys produsavus. Night breezes seems to whisper I love you. Jo, pirmą jaučiu, kur angliškai dainuoja. Ar Ir kažkas daina? paskutinė turbūt. Nes reikia pyzdinti dainas, reikia vokti ir dainuoti lietuviškai. Va čia yra gale. Pizdinį bytą ir tiesiog žodžius random parašai. Mm. O ne tą pačią originalą dainuoju. Čia buvo reklama, wow. Zombis. Reminded to dream of me. Say night to night and kiss me. Jo vaidinuoja šiaip. Žiūrėk, koks Valinskas įsijautęs. Just hold me tight and tell me. Jis žiauriai nori, kad Eglija, laimėtų. pas mane varo šiandien vakarą Fanas. sakė. Jeigu laimės, varys pas Valinską namo. Valinskienė įsakiau, ką pakurtų pirti jau. Jau pjausto lašinukus Valinskerį. Skalda malkas jau. Strilikai. Kubilą pakurti. Maišas tą irklų. Sviestą muš. Žinai, bum, bum. Ir laukia Eglės. To linger till dawn. Jin dar nežino, kad su Eglija grįž. Jo. Man jinai panašiai dainuoja, kur... Esi mačius tą per TikToką. Chestnuts roasting on an open fire. Ne. Nu, aš Man labiau parodysiu, kad primena tokį tekstą turėjau. Šalčiūtę, kur tu gali šokt buvo toks projektas, bet jau neatsimenu, čia seniai buvo. Atsimenu tokį projektą? Kurį vandenį šokdavo. Tu gali šokt.
Tu važiuok. Pusantros. Tai čia nedainuoja, atrodo. Nice. O matai tą video, tai tik tokio, kur mergaitės dvi sako, mes dabar ragausim spurgas ir vieną valgo kitą. Ir sako, blema, ką man primena šitas saldainis ir tas spurga. Ir jinai tokia, Bet žiūri keista, aš galvojau, kodėl jinai nevalgė. Jo, bet aš galvoju, kad Tikrai neturi nebuvo problemų. neskanu. Arba nesimeti. Arba ne. Tu tik apsimes, kad valgai ir filmuoji, nes nesimeti. Nesimeti. Tikrai nebuvo neskanus tos sausainis. Arba jin bijo pavalgyti saldumynus. Jo, Arba kažkas. aš sakau, nesimetė turbūt. Nesimeti. Nesimetė ir jai sako, aš turiu vis tiek padaryti šitą tik toką, vieną nevalgysi, davai tu apsimesk. Na, kui dvi su balionais yra. Na ir dabar minutė laiko. Pakartot, tai nepakartojama. Tai nepakartojama. Belekai gleizinis į tą. Eglį. Aš nesuprantu, jis nieko nepasakė, jis dabar ką tik pasakė 2 sakinius, nieko nepasakė. Kad čia neįtikėtina, sako, kas čia tau neįtikėtina. Šaukti pakartot. Mūsų laukia ne tik iš tiesų. Nes Valinskienei tai čia būtų belekaip įtikėtina. Čia Belekaip būtų tragiška, pakartojama. Čia belekaip pakartojama. Kaip tik Valinskienei būtų nepakartojama, nes nebūtų įmanoma. Neįmanoma tiek blogai pakartoti. Kli tarpusavio varžovų dvikova, bet ir netgi muzikinė premjera ir daug gražių, malonių, muzikalių, muzikinių ir šokinių prizų. Na, Rūlė, ar pats pasiruošęs, suprantu, kad tau padės ir meškiukas. Čiūju, kad gal. Ai, karočinė. Ai, karočinė, kad tą patį pagalvoju. Nu, čiūju, kad gal karočinė. Čiūju. Įzė, tais laikais jau buvo. Prasidėjo Rūlės minutė. Rūlė, čiūju prie mikrofono. Jau čia pis pralažiau ir jam dėl šito. Jo. Nes negalėdavai tikrai sakyti. A, čia tik 3 mikrofonus jie turi. Tai žinai. Žiūrėk, gitarą net neprijungs. Žvaigždės pasilikit savo, mums reikia 100 000, tada prabangiai gyvensim, dešrom kurensim, vargo nebus, dosniai dalykai. Jam repą reikėjo. Nes ta, kur buvo. Pažiūrėk į mane, Jo, mamyta, labai gera bele ta. kokia. Jam čia grinai. Pas jūs į TV ekranus, juk mes tautos geradariai. Kaip gražiai. Nu, aš jau balsuoju už jį. Kai nerūpi tas Eglė, tai nusisvaigus ten. geradariai. Klauntas. Nekvailiai su 100 000. Tasik. Geras, labai gražiai. Labai cute. Labai cute, kad jie visi ruošiasi. Kažkieno, žinai, kur čia jo šiaip konkurentas yra, bet visi padeda. Kolegos grįžta į vietas ir kai atsisės paskutinis, mes pradėsime balsavimą už Rūlę 16-7-1. 16-7-1, rinkit numerį. 16-7-2. Balsuokit, kad neiškris. Kokios nepatogios kėdės tos baro. Visą 2 valandas sėdi. Rūlę ir jo beprotišką savaitę laukiant finalo. Blemba, aš negaliu tas gimtadienis. Kaip gaila mane buvo. Nu, aš jūs mėgstu ir ką. Ir ką jau padarysi čia. Ir nieko mes nepadarysim. Tiesiog matome tokį Rolandą, koks jis yra. Kartais itin rimta, kartais besijuokianti, netgi visai be priežasties. Toks Būna tokių, ta kūdais. prasme, juoko Labai. priepuoliai. Nu, aš nežinau. Kiek laiko užtrunka Labai ežiuką normalu. pasidaryti? Kiekvieną plauką su žele. Jis kelias anksčiau už visus, kad Nu. iškart būtų sėdžiu. Čia 60 kliujų. Sėdė, pradedi žengti. Žinau, iš ko jau gėdi. Jo, kaip aš nepagavau, čia geras tandemas yra tas Ernis Rūlė. Jie žiūri panašiai. Rockstar. Aš dar galvoju, kaip jis sugebėjo. Ir motina va jau pis protą. Dabar žvengia. Žinai, nuspaudžia vieną mygtuką ir jam jau juokas dalyna. Gali būt, kai jie dūmų prirūkė čia yra. Atrodo šiaip. Nu, nes šiaip jis toks, kur rūkyti dūmus. Nu, nes ir Ernis ir tas juokas. Jo. Aš noriu grot. Noriu daryti muziką, man patinka šis. Tai yra mano mėgstamiausias dalykas. Nežinau, už kokį mane čia dainavimą paėmė. Gerai. Senelis prie stalo, man. Belė kaip, Su akordionu. Jo. Taip, aš tau. Ne, moka šiaip ta, blėt.
Kariuomeniai čia išmokau 2 akordus. Na. Pavaryk 100 000, aš noriu pasijuokti. Žvaigždės pasilikit savo, mums reikia 100 000, tada prabangiai gyvensim, dešrom kurensim, vargo nebus. Štai čia kelyje į žvaigždės linksmasis Rolandas atšventė savo gimtadienį. Tiesa, kažkodėl jo sieloj šventė nebuvo tokia stipri. Gal čia pergeria tiesiog ir lydės Gal, pradėjo, žinai, nes jo. būna man čia irgi. Pergeria ir tada... Nieks nenori. Nieko man nereikalinga. Nesvarbu, kad visi jau iškritė 6 ryto. Man draugė taip yra daug išgerus labai, įsėdo pas mane į mašiną, aš ją atvažiavau pasimti ten iš klubo, įsėdo pas mane verkė. Jeigu mane dabar mašiną nutrenktų, niekam nerūpėtų iš vis. Tai aš suprantu visai. Nu, čia biškai pergerta buvo. Kažin, Valins jaučiasi atsakingas už tai, kad jiem visiems alkoholizmas išsivystė praktiškai. Jaučiu, ne? Jis tiesiog padarė projektą, iš kurio pasidarė dahašai. Jau. O paskui... Jo, bet kodėl tai buvo įdomu, nes dabar tai nėra taip, man atrodo, ne? Tipo, kad... O gal kaip tik, gal yra, bet tiesiog mes neturim, kad tiek daug žmonių vienu metu taptų žiauriai žymus. Gal, nu bet dabar visi realybės šou, tai tenai... Ne, ten degradinas jau dabar. Bet, pavyzdžiui, jeigu tampa kažkoks dainininkas, tarkim, X Factor laimė ir ten tampa žymus, jaučiu irgi jam būna šitas, bet čia yra vienas ir tu net nepastebi. O kai čia 15 žmonių ir visi vienu metu tapo žiauriai garsus, tada žiauriai pasimato, žinai, kad tipo, visi nesusitvarko tiesiog. Nu, bet visi ir šnekėjo apie šitą. Visi, kiek yra buvę. Liūdna, aišku. Nes jeigu jie čia 16 savaičių sėdžia, jiem jau čia išsivystė. Jo. Tai gal bent jau jūsų gimtadienį visada nusisekė. Jėzus, Marija, man taip liūdnai žiūrėti, aš negaliu. Tos sienos užknisa, bet nematai saulės. Šviesos. Tenais iš viso laiko nėra. Ponas ir ponai, Rūlė. Kviečiu į žvaigždės vidurį. Ir kol ruošiasi savo pirmajai dainai. Kol ruošiasi, mes su Eglėje biški. Naisim į beką. Šiek tiek. Šio vakaro pretendentas keliauti toliau. Aš prašau atkreipti dėmesį į mūsų vaikinus ir merginas, kaip šį vakarą jie pasirėdė, pasipuošė, kaip kadaise lyg eitų į 1 klasę arba mokykloje sėdėtų. O kodėl Mino atrodo kaip italas vis tiek? Nuo to priklauso ir svečiai. Nes jeigu norėjo aprengti Mino, šiandien turim temą. Ne. Ne. Aš jau atvežęs. Itališkai rengi. Aš atvežęs savo šarvojimo kostiumą, jis tošiais iki gal. Man atsintė, mam. Aš itališkai vapšė moku, ką tu čia man aiškiai. Mamam iš Arijos atsintė. Ką tu čia man pisi protas, aš itališkai moku. Tiksliau mane Pupita. Opa! Mūsų mėgstamiausia daina mes turi, dabar klausomės laiką. Pupytės iš Marijampolės. Nu, kokius 3 gal? Atkeliavo ir pats Rūlė. Vienu? Ponas ir ponai, prieš jūs dabar Marijampolės Dream Team. Rūlė ir mokinukės. Wow! Crazy. Eik, tu mokinukė šią taip buvom bangos. Kaip aprengtos. Blema, dabar šitą Irūnas su Jampolis, kaip visą kartą. Turbūt ne taip tikėjos, kad baigsis. Kaip keista man jas matyti, kai jos vaikai. Jo. Fanai, ne. Čia Irūna, man atrodo. Mama, pažiūrėk į mane, ar galvojai, kad atsidursiu čia. Oi, mergytė mano, kurį laiką... Šiaip keista, kad Rūliai ir jos skiriasi kokiais 4 metais. Jo, nedaug. Nes tam kokį 16, o tam 19. Nu, kažkas tokio. Bet, sakai, aš nepilnametis yra? Jo. Na, šiek tiek, blėt, bent jau atrodo, kad neatrodo 18. Šiaip aš galvoju, tos visos mokinukės, tik jų buvo daug. Nu, va tiek ir buvo. Jo. Ir paskui kažkodėl arenos daryti. 4 gal. Nu, gal daug atsikabina paskui.
Jo, Žinai, vieną jaučiu. studijuoti išvarė, dar kažką. Vaikus jau turi, ką čia Vaikus. varys tas arena. Pažiūrėk į mane papytą, pažiūrėk į mane mamytą, stebėk į mane vakare ir iš ryto, aš jau televizijai pradžią. Gražiai šokama. Aš žiauriai nepavydžiu bahuriukam, kurie buvo jų klasiokai. Nes jiem gražios būdavo, bandydavo kažką Jo. daryti ir jos... Ir jos populiarios Jos dar per žiūri. geros, tokios, žinai. Jo, ir ir man jos, gaila jos dabar. išmuštruotos tokios atrodė, kur pisa po pamokų tenais dainuoja, bet vis tiek namų Jo. darbus turi būti padariusios, jokių ten neįimų niekur. Belė koks krūvis jam buvo. Aš tai jaučiu. tą bahuriuką vietą labai žinau. Kur panos visą laiką 16, blėt, jos kažkodėl visko geresnės buvo negu bahūrai. Greičiau subręsta. Mane nervint, pyktis netėjau. Čia mergaitės berniukai, ūsai svajojau, galva apsisuko. Pažiūrėk į mane papytą. Kaip jos neužduso. Jo, čia yra maratono. Jo. Čia yra pinigų gaminimo mašina sukurta. Čia yra... Taip, 16 metais. Ten jų vadyba tai yra, va, buvo. Bet tai, o nebuvo, kad jų vadyba ir buvo ta pati, Ta moteris. Lapkauskaitė. Nu jaučiu, jo. Tai ten turbūt buvo... Jo, čia Normaliai. verslas belė koks buvo iš jų, man Normaliai atrodo. buvo. Prasidėjo nuo nekalto dainavimo. Bet lyg ir nieko jom blogo nebuvo. Jo, Gal jos tai gal kažkaip ir normaliai jom tai viskas jo, išėjo. normaliai. Bet dėl to, kad muštravo jaučiu. Nu jo. Pistavo per galvą jaučiu, Jo, kad jo. nebandai paskelbti. Visos kaip ir normalius gabus. Kas čia? Nu gerai, dabar tai aš suprantu. Aš jau televiziją pradžią padarytą. Jo. Nu nepalyginti su Eglijos Aha. nesąmonėm. Bet aš manau, turėtų mokinukas ką papasakoti apie seksualinį priekabiavimą tais laikais. Jo, tikrai. 100%. Arūlė. Kaip seniai visokie telikai jaučiu už papų Jo. graibyt bandė. Eina. Nes dabar ten nebūdavo kamerų. Jo, ir dabar žymiai lengviau gali pasiskus, kreiptis kažkur ir tave supranta, o čia niekaip. Tau autoritetas graibų iš šiknos, tu leidai graibyti iš šiknos, nes kitaip negausi Realybės bylų. šou Kelias į žvaigždes. Kitas dėja turės Nenorėsi pasitraukti. dar čia dabar Na, aš priminsiu dainuoti egzistuojančius 4 Daug NML dėdė į šansus. biškį. Eik, aš įsivaizduoju, koks senis, žinai, iš tų ten telikė. Pasikviečia, einam pas mane, kambariuką. Pila viską, 16 metai jaučiu. Gerai, tokį. Ką, tu šampaniuką gal tau, ką, miksiuką? Viską turim, tikrų vyrų gerim. Miksiuką tau. Nu. Mažytų. Sakyk, kad tu nori dainuoti, nesakai? Tu minišė toks. Nori dainuoti, nu tai žinok, čia. Ateik. Reikės į dar vieną mikrofoną padainuoti prieš tai, jeigu nori. Fu, blėt. Už tų kasyčių. Transliacijos pabaigos. Kažkuris iš 4 žmonių turinčių tuos užsimeškiukų. NML šansus paskambins ir pasakys. Jis bandė kad per aš tą šansą mielumą šiandien laimėti. atiduodu. Bet jam ir Mes pavyko, aš Aha. manau. Palydime Jis man toks pralaimėjusių fainas, atrodo toks žmogų iš draugelis. autobusėlio Draugelis galėtų atgal žiauriai į geras šią būti. sceną Ir jisai žygiuoja. Jo, kur čia atvaro tokį, ką filmuojat? Ką jūs čia? Varom pasivažinėti. Jeigu taip atsitinka. Nebesvaik. turėkit tai omeny. Na, o dabar. Žodis. Damai. Eglijai. Neįdomi Nu, davai. Eglė. Poniai Eglijai. Ką nors Prašau, padainuok jūsų biškį. rankose Chestnuts karštas roasting. mikrofonas. On an open fire. Ateina Jo, atvarė šventė, bernai ir Eglijos tiesiog gatvė. išpisa Eglė lauk. O jinai žiauriai laukia. Tai čia jau aš esu, bet be manęs kokių norėtumėt. Blondinų, brunetų. Įvairius Eglijai spalvotus. čia 30 metų. Va čia apie 19 Eglę. Jo. Laikykit. Laikykit. Kur jiems stresas yra Dovanojam. 3-2 metų moters. Šiaip, nu atvarai, nori su draugeliais pabūtinais 19-mečiais. Kažkokia moteris 30-metė sėdi. Pakelkite rankas. Dabar aš atvaryčiau į Laukiam. sodybą pas Nors vienas 17-mečius. iš pasirodžiusių. Nu, pistų man iškart iš tenai. Nu. Teikit iš čia. Sakytum, išsiplaukit. Labiausiai tai Eik. galva purto Eglija. Važiuok namo. Antrasis kelyje Ką iš čia žvaigždės pliusų ir minusų vakaras. Jame balsuotojų jau dvigubai daugiau. Vyrų ir moterų komplimentai ir pastabos vieni kitiems.
Ir tai, ko nesitikėjo Eglija. Atėjus vyrams, su jais koketavusiai ir flirtavusiai Eglijai, atiteko Tikrai skiriasi. balsų. Tiesa, Eglija 100%. turėjo nustebti dvigubai. Flirtavusi kokia Jauko, o Vilijos minuso ji visai nesitikėjo. Minusas už tai, kad tu neišleido mūsų ant stogo. Dedu Egliai. Gerai nukleina, nes tikrai net dėl to. Sakė, Kėvo, kad tai yra Prie merginų buvo nelabai sunku, bet jau kai atsirado vaikinai, jų gyvenimo ritmas ir taip toliau. Bet čia klaidą Julija darė šitam projekte, kad jinai prie Eglijos prilipo. Ir dviese tiesiog buvo, jinai nevarė pažindintis, nevarė socializuotis ir gavos, kad niekas jos nematė iš Nes viso. dabar Eglija išmes motiną, tada Julija toliau Julija tą mes patį toliau, darys man ir ją atrodo. mes lauk. Jo. Paskui. Čia jau iškart žinau. Bent jau pradžioje iš tikrųjų labai sąžininkai žiūrėsiu. Kol kas Eglija. Ką tu minas vaiks? Stebis jinai. Tik toks Tai aš laimė. kaip prašau indus plauti, viską tvarkomės, kas jūs balsuojat. Tai dėl to ir balsuojam. Šypsotis, žinai. Kas aš? Julija links, bet lietuviškai nelabai supranta. Prasme, tikrai galvojau, kad tas medis. Indus plauti. Ką tai reiškia? Da. Da. Nebus tai Eglija. Aha, bet visi bernai davė. Iš tikrųjų, žinok, kartais iškrenta ir stipresni. Oi, nu Guodžia jau- save, guodžia Jau save. nepasikelia čia, Dėl ko? žinau. O dėl ko? Turi kažkas nustumti konkurenciją. Ir mes turim Vilijos laišką. Gerai, jam tai. O minusas Eglija. Kad Vilija? Aš irgi netikėjau. Nustebus jinai. Ta mano Jin nuomonė. vis dar, jin ten Bet jinai galėjo hengindavo, ne laukdavo, tą kad numerį ateitų dar valinti. ištverti. Jo. Gal pakvies atgal. Bet paskui radijo Nes kažkur jeigu vedė būtų laidą. netyčia per fuksą ištraukus Donatą kokią, tikrai būtų kita pertraukus. Iššokite gyvensi. Vėliau Eglija lyg ir susitaikė su artėjančia kovo šeštadienį. Žodžiu, šitai ir Jeigu šokite. Per gerus mamą Kelyje prie iš stalo. žvaigždės prabėga Jo. dar 24 valandos. Vaikai, palaukit. Mama, noriu padainuoti. Padainuoti. Jei moki šokti, tai gyvensi. Nu, mama, bliau, gali nedaryti. Ai, aš jums gėdariu. Jūs nepamirškite, iš kur išlindėt. Nu, aš rūpinas, viską perku jums. 9 mėnesius po širdim nešioju. Padainuoti čia, mama, negalima Nu, tai. nebegalima padainuoti, mamai. Negali Gerai, vieną dainą gerai, aš padainuoti. atsiminsiu, kai jūs prašysit tabletų, iPhone'ų kalėdom, aš tada atsiminsiu. Kažką ten mašinų. Gerai, gėdykitės mamos, kai mama Ne, numirs neklausk, ir ne, viskas ir Kur pasigylės. atein dar naktį, žinai, kur jau mėgi. Jo, Ką, mėgi? atsisėdo ant lovos. Mėgo, gerai. Mėgok, netrukdo mama. Nieko nesakau, Viskas mėgok. Atsiprašau, mama, gal nusipės biškai. Bet tu mėgok. Na, jau sensta Einam mama miegoti irgi ne. einam, viskas, Einame mes su jau tėvu irgi. Viskas. Mėgok. Dar kaip kol bučiuoja tas garas, eina, šansas. Specialiai atrodo. Eik, gerai, mėgok. Netrukdo. Gerai. Kas Eglijos pagrindinis šios savaitės konkurentas. O jam aš tai norėčiau, kad jis liktų. Ir aš kaip žinau, aš savo vaikam lygiai tą patį daryčiau. Amėgė, girdėjau. Nes kur ateina tas, žinai, gerumo, Jo, tipo, jo. tu nori pašnekėti, A, pasakyti, miegi? kiek rūpi. Aš tu patinki, man aš tave myliu. Geras tu vaikas, aš Šaunuolis viską ir mokysis, sportuoji nepasakau gerai. kartais Viskas. irgi gal per mažai. Šaunuolis tikrai, va, mėgo viskas. Savarankiškai. Mes jau aš vedos mamą, jau mamai viskas. Jo. Aš, žinai, mama dar eis parūkyti. Taip, va taip spontaniškai nusprendžiau. Ai, aš gavau cigarečių Nieks čia iš man čia Daivos. davė, nu. A, mes su Daiva einam. Plona tokia. Mes viena. einam parūkyti. O mama, ką negali parūkyti, jau nebegalima, neįdėjai cigarečių. Blet, koks jo. Aš irgi jauna dar. Aš žaviuosi, jo negaliu. Šiandien mes eterį net pasibučiavom. Su kuo? Su budžiu. Aš žaviuosi, jo negaliu. Šiandien mes eterį net pasibučiavom. Na, aš nežinau, vyras jau čia nežvengtų. Aš, sako, kiekvienas apie kiekvieną pasisakykit. Man atrodo. Sako, mane žavė jo toks autentiškumas, natūralumas, jisai to turi, ko aš neturiu. Jis atiduoda, jeigu kažką daro, atiduoda. Jo, save. jis labai atiduoda. Jisai, nu tikrai nuostabus žmogus, žinai. O jisai, o sako, nu tai ką tu? Nu tai ką, sako. Nu tai pasibučiuojam tąsik.
Tai va, aš galvoju taip, jeigu leis, pavyzdžiui. Kaip vien tos sovas nebijo rūkyti, aš atrodo, taip jaučiu padegti. Visą akrą padegtų. Jeigu ne, pavyzdžiui, ar galima savo atiduoti galimybę tau? Kodėl? Ne, Ne, aš tau tai čia sakau, ne tiek tu turi, sprendžia, jeigu nori, tu turi būti atvira prieš publiką. Tarsi, kaip tu save bežiūrėtum? Čia irgi ties 6 alum jau atsiverčiu. Ties 6 ryto. Svarbu yra, žinai, daryti, keltis, daryti visą laiką, matai. Bet kiek mes tokių pokalbių turėsim? Eiktų, belė kiek. Klasika čia. Blet, labai nenorėčiau, kad man rodytų mūsų pokalbis. Išklausyk, persilaužiai visus stabdžius, visus rėmus. Tau turi nerūpėti, ką tu kiti sako, tu turėjai daryti. Nesvarbu, kad pagalvos, kaip tu čia. Pakeltą galvą. Tu turi eiti, pakeltą galvą, kad tu tą padarėjai. Ir visi tą turi matyti. Šesnas. Nelabai manau, kad čia pakeltą galvą. Čia baisiai sunkus akordai. Žiauriai. Jo. Toliau. Ir netoliau skatinti. Jo. Taip, nejučia, praėjus kelioms Nes čia jie, žiūrėk, iš karto atvarė dainuoti. Dar su Eglija pasikeitė. Kas tai vyriškas gailestis? O gal tai vyriška Arvydas jo vardas. Jo. Laikui, nors tiesą sakant ir sunkiai, Eglija jau visai pritapo prie čia esančių. Man reikia, kad tu atvažiuotum šeštadienį į LNK studiją dieną. Aš jau būsiu tenais, ką? Negaliu. Kodėl? Aš ne vietoj randuoju. Kaip tai ne vietoj? Aš grįšiu sekmadienį. O tai kur tu esi? Nu, tai išvažiavęs. Nu, pasakyk kur. Nu, tai... Paskiau pasakyk. Nu, paskiau pasakyk. Tai kodėl negali? Kaip sakant. Tai gerai, neturiu laiko daugiau kalbėti. Nu, tai pasakyk. Alio. Viskas mane nenervina išskyrus tą vieną dalyką. Viskas yra gerai išskyrus vieną vienintelį dalyką. Išskyrus asmeninį gyvenimą. Visai kita tai viskas yra galima pataisyti, tvarkyti. Viskas gerai išskyrus asmeninį gyvenimą, kad yra visas tavo gyvenimas. Jo. Kaip tavo asmeninį. Šiaip viskas akujenai. Daugiau, bet šitą visų kitų gyvenimai, žiauriai gerai. Akujenai tik ne mano. Jo, mano nelabai. Pyzėme šitą. Bet tai reiškia, vyras, jinai sako, atvažiuok į studiją, aš išvažiavęs, kur nesakys. Nu taip, pasakyta Bobo. Viskas aišku, jo. Bet nu jeigu jis mato, ką jam čia veikia, pyzė, tai rašau daivai aš tada. Jų, varu aš išpisiu kitą Bobą. Laižus jisai suvudžiu, tai pisu, aš pas daivą. Varu aš kitą Bobą išpisiu dabar iš karto. Nu. Įda vaikus pasimsiu. Ambairą. Ambairą, ką matytų, kokia motina yra ir koks tėvas. Blema, geras, ne. Bet, nu, reikėjo to tikėtis jo, jeigu išvarai čia visą, aš irgi tokį skambutį gaučiau išvarius. Be šansų. Aš tai būčiau, tu varai į tą, ne? Gerai. Visą gerą. Gerai. Manęs nebepamatysi. Jo, raktus tik pasimk, nes jau aš tai būsiu kitur, kitur būsiu. Tame, kad nieko nesutvarkys. Po tokios savaitės šiandien Eglija turi atrodyti stipri ir savimi pasitikinti. Ir nežiūrinti nieką, ji dabar privalo gyvai dainuoti jums. Ji šiandien turi stengtis. Dar aš įsivaizduoju, Julija bandė. Taigi gal viskas gerai, jis gal ten su vaikais kažkur. Tai būtų ir pasakęs, kad su vaikais. O ne, kad nesakysi. Visko tu čia panikuoji. Ji turi stovėti ant scenos. Keista, kai liūdna, nes pati. Sunku. Nesąmonė. Bet nešvenčiausia. Kelio į žvaigždes realybė. Dar žinai, ką žiūri, sunku atrodo, kad tu negali su nieko pasišnekėti atvirai. Jo. Nes tai visą laiką filmuoja. Jo. Ir man žiūri sunku būtų, man žiūri svarbu yra bendruomenė, aš kitaip išpratėjau, žinai, jeigu vieną patį lieku. Aš galėčiau pabūti 2 dienas taip. Jo, aš... Ne 16 savaičių. Nu gal savaitę šiaip pažvengti. Ištemtum dar jo, bet paskui norėtų jau su savo draugeliu atsisėsti ir išpasakot viską. Jo, man kiek zaibal visi. Jo. Labai sunku. Štai kol Eglijos rankose atsidūrė karštasis mikrofonas, mes pasižiūrėjome, kaip jai sekėsi šią savaitę. Ir net varė vyras, reiškia, šitą filmavimą. Garantuoju, kad ši savaitė ne viena iš pačių lengviausių jos gyvenime. Eglė buvo visko Spėčiau taip statyčiau pinigus net, kad čia nelengviausia jos jaučiu savaitė buvo. Iš nepažįstamų vyrų, vaikinų. Ir galų gale tas telefoninis pokalbis akibrokštas iš savojo vyriškio.
Eiktina. Ir dar tiesiog Jo. nemateri. Kad tas kerštas. Greičiausia tavo vyras nebemyli tavęs, kaip girdėjome. Ir iš pokalbio galima suprasti, kad su Vaida yra išvažiavęs į sodybą Taip. ir užsiema tai- intimiais reikalais. Taip. Netgi taip sugalėčiau Manyčiau, net aršiai užsiema intimiais reikalais. Taip. Prašom į sceną. Va tai bus dabar. Šiandieną būtų simboliškas ir labai saldus. Moteriai nieko nėra svarbiau ir Negu tvirčiau. Arūnas Valinskas. Stipriau ir Tai svarbiau. tu pagalvok, Negu Eglė. Arūnas Valinskas. Pagalvok, Eglė. Jo, iš čia dėl to prie jos taip ir lenda Jo. visą laiką. Nežinau, kad išsiskyriau. Kai įrodo, kad gali padaryti viską pati ir be to brangiausiojo, kurio šį vakarą čia nėra. Belenka čia pisa. Žiauru. Nu. Kaip žiauru. Viską pati ir be to brangiausiojo, kurio šį vakarą čia nėra. Ir dar taip užkėlė. Jo. Kurio šį vakarą čia nėra. Ko dar nėra? Mirė tavo ir močiutė prieš 2 metus, noriu priminti, kurios irgi čia dėje nėra. Ko dar nėra, Eglija, kas dar galbūt yra Tavo mama numiręs? irgi serga dabar, Eglė, tai prašom. Yra peršalusi tik tai, kaip ir grėsmės nėra, bet dar... Bet tu žinok. Bet gali būti, kad nueis iki gripo ir nupjaus jai koją. O dabar į sceną. Ką tik gavome žinių, kad tėvas atsidūrė ligoninėje tavo, nes nukrito nuo kopėčių. Į sceną. Eglė, dainuok. Atiduok save. Atiduok jo. Eglija, Va. stiprybės Jo nėra, ir sėkmės tau. Na ir Jis netėjo, tai... nesupyks. Tas, kuris neatvažiavo. Ir Eglė dar pasirinko- trini žaizdą, žinai. Dar biški pasukinėt peilį žaizdoje. Jis nes... Taip druskytas ant Jo. to žaizdos. Aš pabučiuos dabar ją. Pažiūrėsim. Tas, kuris neatvažiavo, Eglė pasirinko kitą vyriškį, kuris šiandieną Arūną ją Valinską. palaikys scenoje. Tai Mino. Tiesa, kad nesvūdžiu. Čia žinai, kaip yra, kai būna mokyklos kažkoks šimtadienis ten arba kažkoks mokyklos pasirodymas, kur konkursas, žinai, kur tipo daug varo. Ir vieni ruošiasi 2 savaitės tenais, tipo, va tokį pasirodymą, ten tipo su natom, taip toliau. Kiti ateina kaip rūlė, tiesiog pasiema mergų į galą, pažiūrėk į mane pubytą, pažiūrėk į mane pubytą. Dieną prieš karočią, biš pamiršom, buvo rytoj karnavalas yra. Jo. Davai, mergos, pasikūri, pasijungti. Kažkaip šokį. Jo. Šaunam dainą. Minutę laiko, pokai nereikia. Ramiai, ten jo, daugiau. Jo, ir iškart laimi. Ir tokie laimi dažniausiai. Galbūt kiek trūko suprantu, nuo šiol pradėsi gavų iš naujo. Eik, tu fai, kaip iškart nemalonu. Stipriau suspaudžiu delną tau, tu atsakai man meilę mano tuo. Ką jis čia daro? Iš kuris gauta tilį? Po šitiek metų praeitų, kaip niekada anksčiau tave šalia jaučiu. Atrodo kaip tos Petro ir Libetos Kazlauskai. Jo. Jo. Jie buvo pas mano močiutę gimtadienį ir aš vėliau atvažiavau, nesutikau. Žiauriai gaila, būčiau fotkių pristatyti. Jaučiu, jie ilgesnį šokį turėjo, bet gal abu suprato, kad gal pabaigiam šitą tiesiog. Ir taip jau blogai jo. O jos vyras dabar su Larami leidžia savaitgalį kažkur. Retrytę. Retrytę su Daiva. Retrytę. Ramiai vaikus namie palikęs. Eik, labai prastas pasirodymas, wow. Tai meilė. Tai meilė. Ir tai buvo Eglijos daina. Dar kažką pasakysim, kad vyra. Įdomu, kaip tavo vyras reaguotų, kurio šiandien nėra. 16-7-1 už rūlę. Mina, turi vieną prašymą. Jis jaučia dabar galvoja, ble, žiauri, nenori iškristi, kad nereiktų namo varyti ir aiškinti Jo. santykių. Dar pabūtų kokią savaitę atsileistų tas vyras Ir ir jin tada dabar normaliai grįžtų būtų. ir dar vyra net nebūtų namie. Jo, Jis dar nes su jis Daiva sekmadienį būtų, jo. vakarą sakė, kad grįž. Tai grįžta viena pati sėdi, laukia, kol grįž vyras.
Vaikam į bliūdą valgyti. Su vardais jūsų vyro meilužių. Šiandien yra išankstinė įsikūnymo 3 dalies premjera Apollo kino teatruose. Avataras šiaip. Šiaip avataras. Įsikūnymas vadinasi, bet avataras. Bet avataras, jį Visi žinom kaip avatarą. Tie mėlyni. Mėlyni žmonės. Dar kitaip žinomi mano senelė kaip tie mėlyni. Popkornų skanių ir aš visą laiką mūsų karamelizuotus svogūnais. Žiauriausi man. Karameliniai geriausiai yra. Popkornai. Ai, tu saldus, tipo? Taip. Ne, saldus geri, bet aš dabar perėjęs ant sūrių esu. Nes ten Okay. mandrių skoniai ir man patinka. Avatarą per teliką žiūrėt bus nesąmonė, aš jums taip galiu Visiškai, jūs turit būt pasakyti. absoliutus Jeigu bandysit nusikaltėliai. siūstis iš kažkur, tai ten... Aš priduosiu visus Nu. jumis, kurie bandysit siųsti avatarą. Labai blogai. Eikit į Apollo. Tu pažiūrėjai avataro pirmas 2 dalis. Jo, Kai ar patiko tau? taip. Aš ne... Ačiū. Dangė, Ernis, visų. Turbūt pažįstate. Šiandien vokuose mano keliautojai į žvaigždės yra lapelis. Kiekviename voke yra pėdė. Kodėl tai buvo gerai? Mes surinksime, per reklaminę pauzę mes surinksime ir sužinosime ne jūsų balsus, kadangi tie balsai nieko nereiškia, o jūsų prognozes. Įrašyktų rūlė 16-7-2 balsuojate. Rūlį žiūri, jeigu poka norite, atrodo. kad šiame kelyje liktų Eglija. Jam Na visiškai dabar nesvarbu. truputėlį statistikos, aš suprantu, kad dabar visi laukia to kulminacijos. Mes matom, momento kuriam čia ir netrukus svarbiau yra bus. išlikti. Kol kas tegul skaičiai nuramina jūsų Ir nervus. noriu- Jo. Priminsiu, kad Manau, kad, projekto liks partneris tas, kuriam yra mažiau. Radio stotis Lietus ir ten kiekvieną darbo dieną. Eglija dabar nuo net nebeturės 3 kur iki grįžti. 4 Jo, rimtai. valandos po pietų. Antroje vietoje Dangė ir jai talkinusios mergičkos 2. Blogoms mergaitėms viskas. Dangė. Dangė. Gerai, gerai. Ir Kaip ir pirmoje reikėtų. vietoje Vilija spjaudo ir Aišku. gaudo. Kuris labiausiai nusisekęs? Dabar žiūrėjau Mino laivą. Kaso. Ajo. Haroldas. Žiūrėjau Mino laivą per TikToką. Žiūrėjau. Kur su pultu ir vis garsin ir tylin muzoną kažkodėl. Nes tipo jisai pagarsin, bet tada vėl pradėt sakyti kažką, nutylin. Vėl pagarsin, vėl pradėt, nu toks. Blet, aš šitą girdėjau kažkur. Labai keistai kažkaip. Ir tokiu kietu kažkokiu apsimet. Kažką. O kaip jūs galvojat, ką aš turėjau savo karjerui kitaip daryti ar ne kitaip? Va tokius Jis klausimus. kelia klausimus. Ir realius klausimus, jis kažką kitaip turėjo daryti. Nu, Jeigu jis live labai daro, tai ryškiai tokia tu turėjai kažką kitaip daryti. Čia nemanau, kad klausti reikia. Jo, gal nereikėjo visos asmenybės aplink Italiją Jo, pasidaryti. jo. Galbūt buvo geriau. Ir prasiskutės antakį 3 kartus. Vieną. 3 čia jau... Rimta. Kad ir vienas yra čia jau toks. Man čia yra, nežinau, 16-mečių dalyks. Nu jo, yra. Bet jam yra kiek pam? Nu kažkur jo. Čia yra tas Hello Fellow Kids, kur nori per tą. Jis vis dar laukia, kol jam paskambins Valinkas. Pasiūlys kažką. O ne pustuštį arenui karočią. Užplakavęs jau. Mino neberašyk užpisai. Nieka nebus iš tavęs viskas, ramiai. Mino praėjo 30 metų. Dabar yra viskas. Nemačiau, kad vaidintų. Bet žinai, kas Julija geriausiai Tiek nusisako. daug norinčių šią Nusisekė. dainą išgirsti, mes negalime neįsiklausyti jūsų. Nes ne nuomonę. Lietuvoj. Bet ne dabar. Šios transliacijos pabaigoje būtent Vilija ir užbaigs. Jinai bus tas skambutis akordas, spjaudys ir gaudys. Gerai. O jos čia tą vieną dainą padainavo pačioj pradžioj ir varys visą projektą su šito. Ne, bus, man Nieko atrodo. nereiškia. Štai 10 jūsų kolegų taip įvertino šiandienos dvikovos O čia jų rašytas dainas? baigti. Ne, turėjo Visi pats, 10 bet kad jie čia prognozuoja, dainavo kad per pirmą laimės laidą, tai Rūlė. negalėjo pasirašyti. Tai va, įdomu. Balinskį nėra. Gerai, man ten. Visi. Su. Gerai, nori namo, tiesiog man atrodo jau. Niekas ten nelaukia. Sorry. Valio, girdėjai? Tai pasakė Dangė, prieš tai pareiškusi, kad nėra šansų išeiti. Pažiūrėkime, reportažas. Gal jiem neleidžia? Neleidžia. Aš Kur jinai, manau, kur neleidžia. Dangė sakė, aš nebegaliu, aš tave išvarau, man gali nieko neduoti, aš Jo. tiesiog noriu išeiti. Ne. Ja, manau, kad neleidžia. Kontraktėlį.
Nes Pasirašei? kontraktą pasirašė ir viskas. Jo. Ja, aš manau, kad Turi negali. iškrist. Turi, nu, kažką jau sveikatą, žinai, kad ligonę paguldyti, tada tai gali išeiti. Eik, tu, na, va čia taip pizda. Reportažas apie Random. Random. Verki. Kaip keista, ne? Taip jau atsitiko, kad vėl turime prisiminti pirmąją Dangės savaitę čia kelyje į žvaigždes. Kodėl? Netrukus išgirsite. Ašaros, liūdesys, net nebegalėjimas dainuoti, norėjimas palikti šou, susitaikymas su galimu pralaimėjimu. Tokią Dangės pirmąją savaitę vainikavo pirmasis Kelio į žvaigždes išlikimo šeštadienis. Visas porą tiesioginės transliacijos valandų. Man dabar keista jo balsą girdėti, kai apie vatnikus bazarėm. Visą laiką ir pasijungiu. Lemtingi Arūno Valinsko. Ir paklausti, perduok visų pirma linkėjimus ir paklaus, gal bus kada Lietuvoje, ta prasme, planuoja galbūt greitų laikų ir pasakyk, kad man biškai reikia pagalbos jo. Ta prasme. Jo. Nu, paskaityk sutartį ir sužinosi. Ir... Jeigu nori išeiti, jau čia turi susimokėti babkių. Ir dėl to jinai neišein. Eik tu man. Jo. Įdomu kiek. Nu, kelias štukas jaučiu, kažkas. Čia daug, ja. Tais laikais, jo, ten litais ten. Aš manau, kažkas apie 10 iki 10, tipo, tai tikrai. Jinai skambina kažkiam bičiui, kad paskambintų į užsienį ir kad paprašytų pinigų, kad jo, susimokėtų ir išeitų, jo. Taip ir čia taip ir bus. Nu, tu pakalbėk su juo. Turim ir komedijai tokią istoriją. Taip normaliai, žinai. Ne. Dabar, nu, tai va dėl to ir žinom. Ir ta prasme, jeigu jisai va bus Lietuvoje, nu tada aš tau rytoj paskambinsiu, ta prasme, tu man pasakysi gerai. Bet būtinai pakalbėk gerai. O kaip reikia pakalbėti? Nes man pasakyk, sakyk, labai reikia. O, kiek tai yra? Aš čia dabar nenoriu sakyti, taigi čia viskas įrašinėja, bet, žodžiu, paskaitysi sutartį, kad yra, 20, žodžiu. 2 štukų tais laikais tu 2. Senis, sėdėk per 16 savaičių, tu nesvaik. Eik, tu alga būdavo 600 litų. Nesąmonė. Sėdėk ir aš gerčiau tiesiog, nu ką daryti. Jeigu tu žiūri, nori, tiesiog gerk ir sėdėk tas 16 savaičių. Aš pasidaryčiau savo kažką gal. Jeigu jau antiek. Kad išleistų su lyga kažkokį. Bet jau čia išleidžia ligonę, kol tave patvarko ir grįžti atgal. Turi grįžti, jo. Turi grįžti, jo. Aš esu jautusis panašiai, kai mane tėvai į vasaros stovyklą išvežė vaikų ir aš taip skambinau mamai. Prašau, bet aš jau 3 dieną skambinau, nes mane uždarė, aš buvau 6-okė, o mane su 9-okėm. Jo. Vieno namelį. Ir labai nepatiko, man tai atvažiavo susirinkti manęs po 3 dienų, kur už 10 dienų sumokėjo ten 400. Nu, blėt, bet su vyresniais, žinai. O čia. Gerai? Gerai. Nežinok, man trūksta čia poilsio, aš čia sakau. Nu, tai klausyk, tai negerai. Nu, tai negerai, tai va dėl to ir sakau, kad... Ger, kur kvadratą. Su degtinė ir sulti. Atsuktuvo pasidaręs. Rimiškai. Šalia jog, Dangė verkia ir 20 štukų maldauja, kad jie išleistų čia. Su atsuktuvu sėdžiu, kas į kurvą. Kas į blogai. Kurvą, man tai zaibys. Nu, čia reikia požiūrį pakeisti tokią situaciją. Tiesiog. Tu žiūrėk, negali pakeisti jo situacijas, pakeisti požiūrį. Pažiūrėk, Julija, Eglija, jos vienintelė draugė išvaro, jie viskas gerai yra vis tiek. Ger duoda. Nu, va. Rimiškis iš karto man. Čia 2 pusės yra. 2 tvoros pusės, jo. Bet 2 štukų daug. Nu, taip. Ne, aš pakentėčiau šią savaičią. Tiesiog prašyčiau, kad mane išmestų. Kelias į žvaigždes. Ačiū. Nu jo, jeigu nieko nevyki, tiesiog jaučiu. Kelias į žvaigždes yra iš tiesų duobėtas, kartais pakilimai. Blet, Valinskas jaučiu žiauri piktanės. Dar žinai, kas yra, jinai su šitu, kad žiauri nori žaidinti, duoda labai daug kontento žmonėms ir visi nori ją palikti tada ir nieks neišmeta, aš čia taip gaunu. Jin čia savo persišaunkoja. Jie reikia stengti, jie reikia daryti kaip Eglija, žinai, užpist kitus dalyvius, kad ją pasadintų vėl. Pati savo persišovė koją. Tėvystės. Valinskui gerai, valstybė. Galima rodyti, Erni, kaip tu rodėjai. Parodė dar kartą? Parodė. Galima rodyti taip, galima rodyti ašaras, galima daug ką daryti, bet šiame kelyje negalima pasiduoti.
Dangi, siužete tu skambinai savo artimiesiems ir motyvuodama, kad negali iš čia pasitraukti, nes yra numatyta kontrakte netesybų bauda, prašai pinigų. Mano rankose raštas, kurį pasirašė LNK televizijos generalinis direktorius, kadangi būtent jis kūrybinės grupės teikimu tvirtina tokius dalykus. Šios sutarties antras punktas sako šio dokumento. Šalys susitarė, jog nepaisant sutarties 6 straipsnio, 6.3 punkto nuostatų ir kitų sutarties nuostatų, kitos sutarties, kurią tu pasirašai, dalyviui leidžiama pasitraukti iš realybės šou Kelias į žvaigždės filmavimo ir nutraukia savo dalyvavimą jame, nemokėdamas baudų ar kompensacijų LNK televizijai už tokį vienašališką pasitraukimą ir sutarties pažeidimą. Tavo rankose atsiduria šis dokumentas ir dabar tavęs užvestas prie durų laukia autobusėlis, tu važiuoji ir renkiesi daiktus. Pinigų iš tavęs nereikia. Iki pirmadienio 12.00, iki pirmadienio 12.00 tu turi šansą su šiuo dokumentu grįžti, jį suplėšyti ir dalyvauti toliau. Smart. Va mokėdavo šau daryti, blemba, bičias. Manipulacija kažkokia. Žino, kad, nes žinai, jie sako gerai. Žinai, čia tas, kur mes jo, darom tą, kad... jo. Ne, tai jeigu nenori, tu sakyk. Jeigu nenori. Ir tada tu, žinai, jie jau davė dabar prieš telką, prieš visą Lietuvą. Jie įdavė šitą, kad... Gerai, žiūrėk, nereik šaibų man iš tavęs. Jaučiu, kad grįž. 100%. Bet dar turi laiką apsigalvoti. 100% pasiliks. Jo. Jei supisas smegenis šitas projektas, jis tikrai pasiliks. Nes šį yra žiauriai toksai, kur tipo... Stokholmo sindromą. Jo, gerai, mes išleidžiam tave. Prašau, eik. Ir tu galvoji, jo? Mane taip lengvai išleidžia, kodėl? Jūs nenorit manęs? Nenorit, kad aš pasilikčiau, kodėl jūs nenorit manęs? Aš tada grįžtu. Bet aš čia galvau, kažkas baisiau bus, kad jis tiesiog ją išjautins kažkaip ir... Šiaip, kad čia vyksta viskas. Kad aš galvau, sakysiu jo, kad paminėjo, žinai, ten kažką. Sumą. Tau, vat, pizdada. Aš galvau jo, kad bus konfidencialumo sutarti, žinai, kad ją dėl to išmes. Labai geras, man vienas mėgstamiausių momentų kol kas. Čia labai gerai. Valinskas mokėdavo tai daryti jisai. Ir jinai ten vieną nuspręs. Va. Taip laiku. Akirdė, o jeigu pasirodys paskui apie Valinską dokumentiką? Kaip dabar apie P-Didį pasirodė, žinai, kur PIS dokumentika ir išeis visi tie dalyviai iš 2004 metų ir pasakys, ką jis darė. Kaip iš tikrųjų buvo. Neleidžiu. Baigtų ten pas mumis į tą Agropolį vaikus vesdavo. Aš dabar Epšteino pradėjau žiūrėti. Va, sakiau, vaikų pulkai tiesiog eidavo. Masažas. Į Agropolį, jo, masažuoju. Aš tai man sakiau, masažas. Jo, žąsas ateina. Šiaip negalim. 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 Čia nu, bet čia bairis, čia prikolino. Kažkiek galim sakyti. Bet šiaip tai čia prikolino. Ne, čia juokaujam visiškai. Valinskai didžiausia pagarba. Kol kas, kol neišėjo dokumentikos. Juokas. Ne. Eiktų mumis supistų, tai Valinskas. Eiktų, aš šiaip labiausiai bijau, aš jo. Iš visos Lietuvos. Iš visos Lietuvos aš jo labiausiai bijau. Ir norėčiau, kad Valinskė mano mama būtų. Jo, bet tiek gražių žodžių apie Valinskį nesakėm. Negalit pykti, mes tik prikolinam. Valinskį aš atsiprašau. Jam pochu jaučiu. Jam bėda kaip ne. Manau, kad toks posūkis daug ką buvo netikėtas ir kadangi šiandieną šeštadienį finale vienas žaidėjas jau iškrito, todėl jūs galite būti ramus, nei vienas iš jūsų šiandieną nepasitrauks. Opa. Tai žiūrovai išleido savo po 1 litą skambučiam ir kur dabar dingste balsai? Nu jūs tikrai taip nesidžiaugiat, kad Eglėje pasiliks, nu nesvaik. Ačiū. Kaip Eglė jausis, kai visi dalyviai rulę užrašė ir nieks nenori, kad pasiliktų. Tiesiog galvoja, ačiū Dievui, nereiks namo grįžti. Bet jau yra sugalvojęs, kad vyrus sakys grįžo, žinai. Ir dabar reikia... Pergalvot reiks. Jo. Iš tiesų, žiūrovai balsuoja toliau, mes negalime ignoruoti jų skambučių, nors ir kaip skaudu, tačiau scenoje kartais tenka patirti akibrokštų. Tai pokštas, žiūrovai balsuoja toliau, už rūlę 16-71,
už Eglę 1672. Štai toks netikėtas posūkis, viražas ir mes grįžtame toliau Taip, į kelią į žvaigždės. Tuo labiau, kad šiandieną Nebesuprantu. jūsų tarpe štai dabar liko jau net ne 2, o 3 kėdės, tuščios. Ir jūsų tarpe bus vėl ankšta. Mes pristatome dar vieną dalyvį. Jisai bus vienas iš karto 3 asmenyse. Tai trio raketa. Dėmesio, naujieji kelių žvaigždės keliautojai. Raketą atvarė. Tiesiog Kas ta raketa? turi kažkokią dainą žiauriai populiarią. Kad tą ir gros. Kodėl taip keistai sustoja ant laipsnių? Ką, hemarojus? Visiems. Kai atėjo 3. Ir vėl per teliką, kalbantį galvą apie politiką man šneka. Nuo jos jau vemti noris koalicija, partija, mokesčiai, biudžetas. Manęs tai neliečia, nes man vienodai šviečia. Mūsų tai neliečia. Kai skustas baigėsi iš tuninguoto golfo, Šitą va jos. bambaliu alaus vaidinti Don Juaną. Copyrights čia tik tai bus. Ai, bet čia visas. Nežinau. Nežinai? Na gerai. Į sveikatą. Ačiū. Ir Visi 3 tipo. jeigu tenka dalyvauti ir dėja pralaimėti. Na, jam tai fainai. Jie jau draugeliai vis atvarė. Kaip vokalinis instrumentinis. Nes, tipo, ar mane vieną įmestų, ar mumis abu du įmestų, žinai, kaip Paprašiau vienas, bus žymiai geriau. lengviau. Raketa tai neseniai susikūrusi Mes iškart turim koaliciją, galim, žinai. Jo. Ir prisijunginėjai kitus Jo. nebent. Pasiblėtas normalus. Jo. 25 metų Dainius, 18 metų Asta ir 23 Žymiai metų vyresnis. Grigas. Dainius yra Tai aš nesuprantu, išmes kažką. Eglija. A jo, nes tris Šio sakė, vakaro dar dalyviai. mūsų šeštadienio svečiai. Tai Eglija. Grupė Mokinukės. Mokinukės. Ir O, vėl daina, jos. Kurią nedalyvaujantis šeštadienio dvikovoje laisvų nuo darbo metu paruošė Aš kažkaip jų čia labai daug, aš ne. kelio į žvaigždės dalyviai. Ponas ir ponai, mokyklinis valsas. O dieve, kokie nerangus vyrai, what the fuck. Haroldas tik normaliai. Mes mokėmės toj pačioj klasėj. Galvoju, na, kaip prastai. Nedrąsiai. O, čia aiškiai, su žasu. Žiūrėk, čia tau pasakė, kad nereiks mokėti, bet tu jeigu išeini, tai... Jo, gali būti šiaip. Mes nenorėjom būti, žinai, kažkokie atrodytam, kad tave laikom Nu, čia per tai tu prievartą, bet pasigalvok, kontraktas jo. yra kontraktas. Nu, Ir, tai... tą lapelį, kurį įdavė, kur pasirašė, nieko nėra. Fuckas. Fucko fotkė tokia. Valint subinėt, spausdinėt, žinai, kur. Kiaušai dar tokie išlindę. Va. Nori išeiti, ne? Nežinau, ką tau daryti, Angė. Aha. Turi 2 štukų, va dabar. Kaip tas tavo draugelis atsintė 2 štuką ar ne? Nu, Ne? tai... Nu tai viskas, ateini pirmadienį. Reiškias, būni ir viskas. Valandas, sakai, kad būsim. Pailsėk dabar. Nu, Vieną norėjai, dieną. va, pabūk laukia biški, išsimiegi, grįžti. Va, eik į parką pasivaikščiok, Nu. mes tai išleidžiam į lauką ir daugiau, kad nebūtų iš tų nesąmonų. Kad jokių verkimų aš negirdėčiau daugiau, nu, nes bus problemų turėsi. Daugiau mamai nebeskambins. Nu, turėsi problemų, jo. Nukirpsim laidus bus, nu, Jo. taip. Jie repetavo iš viso, ar kas? Ne, jie Aišku, čia tikrai, čia aišku, kažkas kad yra, jo. negali išeiti. Janutinė kokia pasikūrus. Aš pamirštu, kad jinai dar čia. Kodėlgi jis tyli, jei myli, nors aš vaidinu abejingą, vaidinti dabar jau sunku. Nusitraukia ant to, kaip jie lenkia, taip.
Jo, kur segas, marškinukų segas. Jo, taip ateina už galo ir jie taip, žinai, už peties į galą taip lenkia ir nutrūksta vaizdas. Kelnes, diržo. Turit vamštukų? Ne, kitas vaizdas. Erni, noriu paklausti, o tai jau pats mačiau nedainavai, tai čia jau rokeriui nelygis tokia daina, nedainuot, aš suprantu. Na, aš pripisęs neklausinėk. Davai man nesakė. Per daug žodžių, mint reikia ir ta prasme, tai aš tą laiką geriau kaip nors kitaip panaudosiu. Teisingai, geriau dainuot savo dainas, jeigu supainioji žodžius, gali sakyti, Tyčiojasi. sugalvojau. Ane? O čia su Marijampolės mergičkom nelygis. Lygis, jos labai šauniai, pas jas labai šauniai dėstyti, tokia bebūtų. Ir... Nemėgs Lapkauskaitės spėjau. Tai galėjai bent jau dėl dėstytojas dainuoti. Ar tu su ją dainuosi? Su kuo? Su dėstytoja. Su Lapkauskaitė. Dainuosi šiandien, ne? Ar ne su manim dainuosi? Supratau. Gerai. Na kągi. Dabar Trūsa Baka paskutinį kartą jai pudrina smegenis. Ar jie čia prikolina? Pudrina smegenis, sako paskutinį kartą. Jeigu, noriu akcentuoti, jeigu lygiai 12 valandą pirmadienį, žinot kaip moterims, dar naktis šita, rytoj diena. Mes čia tiek prieš esam prisidarę šitą žiūrėdami. Pirmadienį 12 valandą jinai ateina, pravėrusi duris, suplėšo, jai nebereikalinga. Nu, pažiūrėsim, ar sudegs kokie tiltai ar ne. Nes jau dabar tada į radiją lietus jau nebegaliu eiti. Jau viskas. O ne. Jau pyzė. Jau pyzė. Kas dar? Su Mino nebedraugeliai. Mino viskas. Rimiškis. Su Rimiški irgi nebedraugeliai. Nu tikiuos Valins, kad dar nepyks. Gerai, leidž žmonėms žiūrėti. Gerai. Lybė. Aš daugiau nieko Tylus savo tada. gyvenime. Nes pasiūlysime jums Pati naują pasidarysi, draugą. gerai, čia ne, pasimušė. Draugą. 12 valanda. Pirmadienis yra taškas. Kitas taškas bus padėtas šiandieną ir kažkuris iš jūsų pasitrauks. 16-7-1 už Rūlę, 16-7-2 už Egliją. Na ir suteiksime trumpam žodį Rūliai. Prašau. Čia apie pusę minutės kalbam? Ne. Čia kol kas nedainuoti, čia tiesiog gali pasakyti. Bet pas jūs visus pakeižėk patinį. Tai, blėt, labai Nuo gerai. gėrimų. Taip, ką ten daugiau veikti. Šitą malonumą palieku jums. Šaunuolis. Koks bardakas ten. Tai 18-iniai suleisti. Virtuvė, kriaukliai. Ir išgirsime šio vakaro varžovų. Šiaip įdomu, Dulkinas kažkas, turėjo Dulkintis tikrai. Nu, pirmieji Dulkinosi psichas raudonas. Muzika, dainos ir natos yra kovos priemonė. Kovos už jūsų... Bet čia buvo kitam sezonui. Nu, bet čia irgi kažkas turėjo. Nu, netikiu, kad taip praplaukė. Nu, gal Dulką kokius darė. Tikrai, nu čia... Kelias į žvaigždės. Neįmanoma, 18-inius. Šeštadienio balsavimas, po kurio paaiškės, kuris tuo keliu eis toliau, kuris dėja Kas čia buvo dabar? Pasikeitė aprangas. Kaip mes, pats Nu. savaitės. Rūlis 16-7-1, Eglija 16. Ką čia Rūlė taip gražiai aprengia? 2 ir dabar dar vienas jūsų kreipimasis. Julija. Netikėta. Prašau. Gražiai atrodo čia. Jis labai. Kažkas su garsu čia yra. Nesuprantu. Ai, rusiškai pis. Tai aišku, ką Julija tik rusiškai. Rūlė. Šaunuoliai. Matimina. Priminsiu, kad tai Nu gerai. grupės. Priminsiu, kad Gerai. tai Dabar dar labiau noriu apie jį kažką pasakyti. Keistas kaimynų vaikas. daina, kurią Prie atliko lango. Julija ir mumis Rūlis. Eglija. Nu, aš jau laukiu Eglijos. Šis karštas mikrofonas jūsų. Amigos, adios. Adios. Nu padainuok taip, kad naują vyrą susirastum, nes
Nes jau viskas. Va dabar tai aš pavarysiu. Labai prastai mikrofonai. Belenkai. Kūno, auskaras ausy, merginų miesto visų, geidžiamas esi, nepašokti kvieti, ar tu šito nori ir... Kaip jai nesiseka. Bet su dainavimais tai labai čia šiaip visiems prastokai yra. Iš viso jau balsavo 8000 televizijos žiūrovų. Tai yra labai daug. Skundžiatės Taip nėra, patikėk, tikrai taip nėra. Jie nerodo, ką mes čia dirbam. Ne, va čia? Jo. Iza. Pilnai lietė, tipo, pizdas šilumą buvo beveik. Visiškai? Taip. Kva. Jo, galėjai net Aš manau, kad užsiuodė tikrai tam po 3 savaičių. Gerimo. Kai negali į dušą. Pasikeitus mikroflorą tikrai ten jau. Flora, fauna ten jau. Bachūra nebeatsakė. Dar nelabai manęs kažkodėl pačios norėjo išleisti iš šito projektą. Įdomu, kodėl. Jau gėdės, nes jie ten gatavi buvo 100%. Gražus halatas. Kodėl ten sofas pakrisdavo? Smirda gal kambarė žiūri. Aš jeigu būčiau pana, aš labai nenorėčiau su dar keliais bachūrais vienoj patalpoj gyventi. Dar pas jas nepasibaigęs paslaugytas prašymas. Jo. Dieve, tu man... Aš negaliu žinau, aš žinokit tikrai bjauriai jaučiuosi prieš bernus atėjo, išvalė, viską valgyt padarė. Aš taip sėdžiu ir man taip svarbiausia, kad aš nieko nemoku nei valgyt daryti, nei tvarkytis. Mane žiūri iš viso tokia žmonės kaip Aha. Nei valgyt, nei tvarkytis. Tai kurva, tai blėt, paėmi daiktą ir padedi kitur tiesiog. Nemoku tvarkyti. Jo. Nemoku tvarkytis. Nes yra tokių žmonių, kur tipo, aš nedarysiu valgyti, nes aš nemoku. Ne, bet jie dėl to nesapsimet. Jo. Kad nemoku, tipo nemoku, nors iš tikrųjų tingiu. Įtingiu, jo. Nu. Taip pasakyti. Mane tai ne. Eik dar net negalvok. Ką užgelas? Erni? Aha, blecha iškrito. Ne, tai jeigu jam čia taip gerai, tai jis miega. Mažum jam taip patogu. Ne, mažum jam taip patogu. Eik pagelnu, kaip patogu. Palauk, palaikyk biškį. Ieško. Gal jam taip patogu. Mažum jam taip patogu. Palauk, vyrai, griebiam. Šiaip prie girtas žmogaus geriau nėra nelįst. Jeigu jis jau namuose, palik tiesiog koks, svarbu nelauki. Oi, koks prakaituotas vyriškis. Pažiūrėk. Kūno kultūrą vesdavo. Nu, kažin. Nu, blėt. Palauk, kad esi skabinė. Su Haroldu. Sakau, jie čia biškį. Nu va, dulkinti, sakau, iškart. Užrakins tūliks. Žiūrėk, kur kamera nėra. Mes nusprendėm tau pasakyti. Mes tuokėmės. Mylėk, 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 mylėk. Kaip smagu, tu visą laiką gatavs, darai beveik kokį šūdus. Jo, kažkas tai ištempė tiesiog iš lovos. Liepė sakyti mylėk, 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 nu čia fever dream. Mūsų kelio žvaigždės dalyviai, būsimosios žvaigždės. Na, Erni, galbūt pats norėtum, kad biografijoje tokių faktų jau nebebūtų kaip dabar. Mes apie Ernį radom kažką? Tegul būna. Ne. Niekos. Parašykit, ką žinot apie Ernį kažką. Jo, panašiai. Įtariu, kad nedainuoja. Atrodo, kad bohemiška aplinka vis labiau. Ai, nu, gerai. Ernis jam pagelbės. Ernis, davai, atlik.
Kiek energijos turi, Erinis, man patinka. Vėlų tasik tai pasaka. Kodėl neveikia mikrofonai, atrodo? 3, 2, 1, laikas. Naktis, dykuma. O jūs sau gulit. Nieks neveikia. Smėlis įkaitęs po dienos. Pagalvojat, kad būtų neblogai įsimaudyti, juk šalyje yra ežeras. Labai biški. Prieina to jisai užšalęs. Tikriausiai dabar dykumai koks tai gruodžio mėnesis. Tada atsisėdi į kėdę, pasiimi podelį arbatos. Podelį. Ir žiūri, kai žvaigždės krinta į šaltą arbatą. Nu, žodžiu, ir jeigu pasakyčiau, kad tai tiesa, tai gal prabudę nepatikėtumėt. Nu, žodžiu, labanakt. Ai, tiesiog čia žodį kažkokį. Labai neblogai. Padainos. Labai norėčiau padėkoti visiems. Aš šį kartą nedainuosiu. Aš tik pasakysiu labai didelis ačiū mano tėvams, kad aš Vyrui esu pasakys čia. ačiū. Vyrai. Aplamai esu gyvenime. Vyrui kitką norėsiu pasakyti. Taip. Na ką, baigėsi jūsų paskutiniai argumentai. Baigėsi ir santuoka. Kažkieno. A, jo, jis į pirmoji daly. Bele kaip šėrė tą sekundę. Rezultatus mes netrukus sužinosime, kažkuriam iš jūsų jie bus palankus, kažkuriam ne. Kol kas nesakysiu santykio, nes Eglija tokio nebeturi. 1000. 10 tūkstančių kol kodėl nešė. 10 štukų. 10 000 ir prieš pasakant, kurisgi dainuos savo paskutinę dainą, scenoje mūsų šio šeštadienio viešnios mokinukės. Ir vėl. Tai daug. Nu. Nu va, žiūrėk, jos dabar dainuoja, tai jau gerai. Kitam krante aš gyvenu ir be tavęs dienas stumiu. Liūdna labai. Nepasikeits. Kažkryras toks žvagalius, nu, ar Irūnas esi. O? Viskas čia, mažioj. Tokie dengimai gal dainuoja. O baby, baby, na, na, na. Nenoriu šiandien būt viena. O baby, baby, I love you. Tau milijonas bičiulių. Bet čia aš mačiau tik Nainę ir tą. Irūną. Nu, daugiau Ne, va šita vis dar buvo, man atrodo, arenose, ta antra iš kairės. nematytas. Ir ta Irūna sesė dar yra. O, bučkis, iš Senis tėvs. kažkoks. Ai, tėvai gal čia. Gal. Jo. Aš lauksiu tik suras mane. In šiaip mane primena Kažką biškį, čia sakė, žiūrėk, pala. Pabandom išrodyti. Aš lauksiu tik Kažką, jūs čia nesidžiaukit, reiks grįžti atgal. Taip. lauksiu tavęs. Opa. Tokie mašiniukai. O baby, baby, na, na, na. Nenoriu šiandien. Pažiūrėk kaip iš dresirozas. Žiauri. Kaip šunis. O dabar Faina, kad abu atvažiavo. dėmesio. Nu, tai žinai, 10 štukų, kitas 10 štukų. Iš jūsų balsavo 2488 žiūrovai. Nu, tais laikais iš kažko pasiskolinti 10 štukų, tai 20 tai Nu, čia. ne variantas. Matai, už vieną balsavo virš 7 štukų, už kitą. Na, tai. Rekordas tai yra balsų skaičius, kurį per vieną vakarą surinko vienas žmogus. Žinom, kas už Eglę tikrai nebalsavo. Tai jos vyrs. Mėlyjeji, ar jūs turite savo rankose tuos karštus mikrofonus, su kuriais šį vakarą atėjote? Ar turite mikrofonus? Pavogė čigonai. Kur mūsų garso operatoriai pasimetė? Taip, duokite vienam ir kitam, kadangi nežinom, kuris turės dainuoti. Duokite mikrofonus Eglijai. Tas, kuris išgirsta savo melodiją, stoja ir eina dainuoti. Tai bus paskutinė jo daina kelyje į žvaigždės. 3, 2, Jau pasiruošus. 1. Kas čia vaikšta? Aš jam pasakysiu. Čia nelabai jau. Gerai.
Tuoj duos telefoną, jei dar pažiūrėsim. Savo seną, dar išiminėjai. SIM kortelę Valinskas. Akumuliatorių dar, žinai, kur patrint reikėdavo, kad įsikrautų. Blet, jo atsirakino prisiminimas, kur išėmė akumuliatorių į tekstinį trinį. Pasikraudavo keli procentai. Kur išmesdavo į ragelį, išbirėdavo. Viskas, kur turėdavai sudėti Lego atgal. Blet, pavyzdžiui, kad tie akumuliatoriai. Eglija, štai stovas kol kas tuščias ir tas mikrofonas, kuris buvo šiandieną karštas tavo rankoje, dabar atvės. Tu jį palieki ir išeini. Nahui. Palikusi, padarė pauzę, reikėjo užpildyti. Negalėjau jau nieko. Eglija, tikrai norime įteikti suvenyrą, kuris laukia bet kurio pasitraukiančio iš mūsų realybės šou. Nokia N90. O kodėl? Prašau. Ai, žiūrėk. Išims. Rado, matyt. Valinskiniai pasuko. Girdi, žiūrėk, gal rasi tą dėžutę dar nuo to mano seno ragelio. Gali gal paimti. Į vidų įdėtas bitės dokumentas, koks nors, žinai. Dar net neišmokėtas. Atvažinėja greitai, skubėja, kad atveš dėžutę. Lietaus top 3. Lyderė Vilija, spjaudau ir gaudau, kažkuris iš 4 turinčių NML šanso teisę nenusispjaus ir paskambins pasakydamas, kad aš tą šansą Eglijai suteikiu. tą šansą gali suteikti bet kuris iš 4, kol Vilija spjaudys ir gaudys. Kad yra 4 žmonės kažkokie parinkti random, kurie gali vetuoti, kurie žiūri laidą ir sako, aš vetuoju šitas publikas. Tai ką, kitą seriją sužinosim, kas antras sėda ant karštosios kėdės. Taip. Ir gal net daisim iki iškritimo antrą vakarą. Tai davai, reikia nueiti jau kiekvieną seriją ant iškritimo, ne? Kad bandyt prasukti iki iškritimo, kad kiekvieną kartą iškristų kažkas. Tai va, ačiū labai už 100 000 peržiūrų ant praeito video ir tikiuosi šitą irgi tiek surinksim. 150 bandom pasiekti ant šio video. Like, subscribe ir... Ir varykite į Apollo. Varykite į Apollo kino. Jo, viskas. Iki kito. Iki. Ate.